Jei Dievas paklaustų jūsų, kodėl turėčiau tau dovanoti amžinąjį gyvenimą, ką atsakytum? Štai kodėl turėtum duoti man amžinąjį gyvenimą. Žmogus, apie kurį skaitome Morkaus 10 skyriuje, panašus į ką tik matytus. Jį galime pavadinti geru žmogumi. Kiti du rašytojai Biblijoje pasakoja apie tą patį įvykį. Kartu su Morkumi jie padeda nupiešti to žmogaus paveikslą. Matas sako, kad jis buvo jaunas. Lukas prideda, kad jis buvo valdytojas. Morkus tvirtina, kad jis turtingas, moraliai teisus, dvasingas ir labai religingas. Jam viskas einasi kaip per sviestą. Jis jaunas, turtingas ir turi valdžią. Jį pažįstantis laiko jį geru žmogumi. Jis gerbiamas. Jis kaip tik toks, kokiais dauguma iš mūsų norėtų būti. Tačiau jis turi vieną silpnybę. Jis ateina prie Jėzaus ir puola po kojom, kas mano nuomonė nėra būdinga turtingiems žmonėms. Ir užduoda Jėzui klausimą. Svarbiausią klausimą, kokį tik įmanoma užduoti. Jėzui išeinant į kelią, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinąjį gyvenimą? Paveldėti amžinąjį gyvenimą tas pats, kas patekti į Dievo karalystę, ar turėti turtą danguje, ar būti išgelbėtų. Visos šios frazės, pasitelktos Morkaus 10 skyriuje, reiškia tą patį dalyką. Begalinį džiaugsmą sulaukus atleidimo, Dievo priėmimą, kai gali laisvai džiaugtis juo amžinai ir šiame, ir būsimajame gyvenime. Žmogus klausia, ką turiu daryti, kad tai gaučiau, koks geras turiu būti. Jėzus jo klausia: kodėl vadini mane geru? Nė vieno nėra gero, tik vienas Dievas. Jėzus pasiūlo pažvelgti į tikrovę. Koks gerumas įtinka Dievui? Mes linkę save laikyti gerais, nes lyginame save su kitais. Lengva užriesti nosį, kai lyginame save su prastesniais, kuriuos matome per televizorių ar kurių šiaip nemėgstam. Tačiau Jėzus tarsi sako, jei nori žinoti, kas tikrai nusipelno vadintis geru, kas išties nusipelno amžino gyvenimo, pabandyk palyginti save su Dievu, kuris vienas yra tobulai teisingas, tobulai išmintingas, tobulai tyras ir tobulai mylintis. Tada atsiskleis ir visas tavo gerumas. Tačiau jaunuolis nesupranta, todėl Jėzus tęsia: žinai įsakymus: nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Tas atsakė: mokytojau, aš viso to laikausi nuo savo jaunystės. Jei Dievas paklaustų šio jaunuolio, kodėl turėčiau dovanoti tavo amžinąjį gyvenimą, jo atsakymas būtų toks: laikiausi visų tavo įsakymų nuo pat jaunystės. Bet ar tikrai? Jėzus švelniai, su meile, antrą kartą atskleidžia jam tikrovę. Jėzus pažvelgęs į jį pamilo ir tarė: vieno dalyko tau trūksta. Eik, parduok viską, ką turi, išdalink vargšams ir turėsi turtą danguje. Tada ateik, paimk kryžių ir sek paskui mane. Ar tikrai tas jaunuolis laikėsi visų įsakymų? Ar laikėsi to, kurį Jėzus vadina pirmu ir pačiu svarbiausiu įsakymu: mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, siela, protu ir jėgomis? Norėdamas išmėginti, ar jaunuolis tikrai taip myli Dievą, Jėzus meta jam iššūkį: išdalink visus savo pinigus. Tai man primena vieną istoriją. Vagis nueina pas turtuolį, įremia vamzdį ir sako: pinigai arba gyvybė. Tačiau turtuolis nieko nesako. Taigi plėšikas šaukia dar garsiau: aš nejuokauju, pinigai arba gyvybė. Vyrukas atsako: mąstau, ką pasirinkti. Pinigai arba gyvybė, neturėtų kilti jokios dvejonės. Ką pasirenka turtingas jaunuolis? Po šių žodžių jis nuliūdo ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Kai tenka rinktis tarp savo pinigų ar amžinojo gyvenimo,
Šis žmogus pasirenka pinigus. Tai, kad jis pasitraukia nuo Jėzaus, rodo, jog tebemąsto apie save kaip apie gerą žmogų. Iš tikro pinigai jam svarbiau už Dievą. Jis nesupranta, kokia grėsmė jam iškilus. Jei būtumėte liepsnų apimtame name, nepultumėte gelbėti brangenybių. Gyvybė svarbiau. O kas mums svarbiau? Ko nenorėtume palikti dėl amžinojo gyvenimo, kurį siūlo Jėzus? Atsakymas į šį klausimą atskleidžia, kad toli gražu nesame geri ir esame labai toli nuo Dievo. Jėzus apsidairė ir tarė savo mokiniams, kaip sunku turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai buvo priblokšti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė, vaikeliai, kaip sunku tiems, kurie pasitiki turtais, įeiti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę. Kitaip tariant, neįmanoma. Mokiniai buvo priblokšti, nes buvo manoma, kad pinigai palaiminimas iš Dievo. Jie manė, kad tai reiškia, jog Dievas patenkintas tuo žmogumi. Tačiau Jėzus sako, jog net moraliai teisus, doras, religingas, turintis politinę įtaką ir nepaprastai turtingas jaunuolis negali padaryti tiek gerų darbų, kad patektų į dangų. Visas jo gerumas išsisklaido kaip dūmas. Kodėl? Todėl, kad niekas, ką darome ar kas esame, negali pakeisti fakto, jog giliai visi sergame rimta širdies liga, kuri atskiria mus nuo Dievo. Kaip matėme, Jėzus atskleidžia tikrąją mūsų širdies būklę. Žmogus suteršia tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanimai, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, godumas, piktumas, klasta, nesusilaikymas, pavydas, piktžodžiavimai, išdidumas ir kvailystė. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Tai, kas esame giliai širdyje, kas sudaro mūsų esybę.